Sveiki atvykę į Draugo kanalą, aš esu Darija ir šiandien kalbėsime apie veido odos priežiūrą. O jeigu konkrečiai, tai apie veido serumus. Kadangi tų aktyvių ingredientų yra tiek daug, kad net nežinai nuo ko iš vis pradėti. Ir koks ingredientas tinka tam tikrai problemai spręsti. Ir kaip tik dabar Mixa išleido savo naujuosius koncentruotus veido serumus, kurie yra skirti įvairioms problemams spręsti. Serumai yra 3 ir visus juos jūs jau galite įsigyti Draugos parduotuvės. Tiek fizinėse, tiek internetinėje. Ir judame prie pačio video. Taigi, kaip išsirinkti veido serumą, kuris tiks būtent jūsų veido odai. Tai aišku, reikėtų pradėti nuo odos tipo ir problemos identifikavimo. Jeigu jūsų veido oda yra dehidratuota ir sausa, jai reikia hialurono rūgšties. Jei riebi arba mišri su netobulumais, tai salicilo rūgšties su niacinamidu. O jeigu tokia pavargusi ir papilkėjusi, tai vitamino C ir glikolio rūgšties. Bet tai dar ne viskas. Kad sukurtumėte tą tobulą veido odos priežiūros rutiną, šiuos serumus galite maišyti. Galima sluoksniuoti arba naudoti skirtingom zonom. Tai tuoj papasakosiu jums apie savo veido odos priežiūros rutiną. Ir mano oda yra normali. Taip, jei trūksta drėgmės, ta zona mėgsta pasiriebaluoti ir tikrai nesumeluosiu pasakydama, kad švytėjimo jai irgi trūksta. Tai pirmas mano rutinos žingsnis yra šis serumas su hialurono rūgštimi, kuris tinka išsausėjusiai ir jautriai odai. Serumas skatina drėkinimą ir malšina sudirginimo pojūtį dėl veiksmingos bet švelnios formulės. Hipoalerginė sudėtis yra sukurta prižiūrint medikams. Tai šį serumą aš aplikuoju ant viso veido. Ir aišku, tai darau ant švarios odos. Šis serumas iš tiesų yra labai švelnus, bet labai efektyviai drėkinantis veido odą. Antras rutinos žingsnis yra veido odos serumas nuo odos netobulumų. Kaip ir minėjau, mano T zona mėgsta pasiriebaluoti, todėl šį veido serumą naudoju ant T zoną. Čia ir čia. Ir bendrai šis serumas puikiai tinka riebiai, mišriai ir jautriai odai. Kliniškai įrodyta, kad jis mažina dėmes, naikina inkštirus ir sutraukia poras. Ir jo sudėtis, tai kaip ir to kito serumo, apie kurį kalbėjau prieš tai, yra sukurta prižiūrint medikams. Na, o trečias ir paskutinis rutinos žingsnis yra serumas nuo pigmentinių dėmių. Va štai šis oranžinis. Jį aš naudoju va štai šiuose zonose. Tai yra pagrinde ant skruostų. Ir šis veido serumas buvo sukurtas netolygiai nuo pigmentinių dėmių, papilkėjusiai ir jautriai veido odai. Jis padeda mažinti tamsias dėmeles ir skaistina odą. Tai yra puikus dviejų vieną kitą papildančių veikliųjų medžiagų derinys. Vitaminas C grąžina odai sveiką spindesį, o glikolio rūgštis mažina tamsias dėmes ir taip pat išsaugo odos drėgmę. Tai štai ir viskas. Štai taip atrodo mano rutina su Mixa veido odos serumais. Tai kaip matot, juos galima ne tik naudoti atskirai, bet ir susikurti savo rutiną, priklausomai nuo odos tipo ir jos poreikių. Kaip ir minėjau, šios serumus rasite Draugos parduotuvėse ir taip pat vos nepamiršau paprašyti pasekti mūsų socialiniuose tinkluose: Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas. Draugas Lietuva. Visų jūsų ten labai lauksime. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Iki!